Žalios spalvos daržovėse yra labai daug mineralinės medžiagos magnio. Visos ligos nuo nervų. Magnis saugo mūsų nervų sistemą. Tikrai labai išsamei padiskutavom apie aliejus. Morką suvalgysim ar kokią ropę, kaliaropę. Tarpukario Lietuvoje žmonės tą valgė. Gal buvo linksmesni ir laimingesni negu šiandien mes. Kokia ta žuvis yra gera? Tai yra nustatytos didžiausios leidžiamos koncentracijos įvairių teršalų. Žuvyse leidžiama daugiausiai. Nenuteisėte žmonių, kurie valgo raudoną mėsą? Yra šviežios raudonos mėsos gaminiai ir perdirbtos raudonos mėsos gaminiai. Tai yra tokie gaminiai, kurių reikia vengti. Nėra sveikų ar nesveikų produktų, yra sveika arba nesveika mityba. Sveiki, šiandien Vilnelės klinikų sveikatos virtuvėje kalbame apie mitybą. Ir mano pašnekovas Vilniaus universiteto profesorius Rimantas Stukas, garsus mitybos specialistas, duodantis daug interviu, daug komentuojantis mitybos klausimus ir tikrai giliai išmanantis šitą temą. Sveiki, profesoriau. Sveiki. Norėčiau pradėti nuo to, kodėl jūs susidomėjote mitybą. Mityba kaip veiksnys, kuris daro poveikį sveikatai, vienas iš pagrindinių yra ir jau studijų metais mane tai kažkaip tai įtraukė tos temos ir būdamas studentu ir studentų mokslinės veiklos tinkle dalyvavau ir domėjausi ir po to net ir daktaro disertaciją kaip tik ta tema ir taip natūraliai po truputį į tą mitybos sritį įsitraukiau. O kadangi visi valgom, visiems įdomu, taip ir likau toje srityje. Kaip jūsų nuomonė keitėsi lietuvių mityba per pastaruosius, pavyzdžiui, 30 metų? Pokyčiai dideli yra. Mes turime duomenis apie Lietuvos gyventojų mitybą nuo 1933 metų, kuomet dar Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Vladas Lašas Lietuvoje pradėjo tirti įvairių gyventojų grupių mitybą. Ir nuo to laiko sukaupti duomenys yra, ir mes, aišku, metodiko šiek tiek skiriasi, bet pagrindiniai principai tie patys ir mes galime lyginti. Tai jeigu kalbant apie tą didžiausią problemą, ką šiandien akcentuojama, kad per daug riebalų valgom, mityba per riebi, reikia mažinti riebalų vartojimą, reikia didinti daržovių, vaisių vartojimą, tai tarpukario Lietuvos gyventojų mityba buvo puikiai subalansuota. Nors valgė riebiai, bet valgė labai daug daržovių, valgė labai daug vaisių ir visas medžiagas puikiai subalansuodavo ir todėl tų problemų, kurias mes šiandieną matome, jų praktiškai nebuvo. Aišku, reikia turėti minty, fizinis aktyvumas buvo visai kitoks, maisto kokybė buvo visai kita, buvo natūralus maistas. Dabar mes tų naujųjų technologijų pagalba pagamintą maistą, perdirbtą maistą valgom. Tada buvo viskas natūralu ir aišku, žmonės tada ir jautėsi žymiai geriau. Bet vėlgi čia mes turime žiūrėti ir mityba yra viena, gyvensena taip pat, bet dar ir aplinkos veiksniai. Anksčiau aplinka buvo daug švaresnė. Tai reiškia, daug įvairių veiksnių šiandieną veikia, bet žiūrint į pokyčius, šiandien mes galim sakyti, kad Lietuvos gyventojų mityba yra palanki lėtinėms netinkamos mityboms ligoms plisti. Kodėl? Todėl, kad gyventojai vartoja per daug riebalų, per mažai stambiamolekulinių angliavandenių, tai reiškia skaidulų, per mažai grūdinių produktų, per mažai daržovių. Toks posakis yra, reikia valgyti kiek galima daugiau vaisių ir daržovių. Turėtų būti, reikia valgyti kiek galima daugiau daržovių ir vaisių, nes bendroj sumoj minimum 400 gramų turėtų būti, o daržovių turi būti daugiau. Pas mus atvirkščiai. O kodėl tų vaisių negalima valgyti daug? Vaisiuose yra smulkiamolekuliniai angliavandeniai, kurie iš tikrųjų turi sudaryti nedidelę maisto raciono energijos dalį, nedaugiau 10%. Ir jie, aišku, o jeigu dar sultis geriam, tai iš vis ten koncentratas. Ir užkelia ir tą gliukozės koncentraciją kraujyje, ir ten nėra tiek daug ir skaidulinių medžiagų, ir už tai, reikia jų mažiau. Bet aišku, reikia, nes tai yra vitaminų, mineralinių medžiagų šaltinis. O daržovės, ypač šakniavaisinės daržovės, kur turi daug skaidulų, stambiamolekulinių angliavandenių, jų mums reikia valgyti daugiau. Šiandieną jau mokslas įrodė, kad tos skaidulinės medžiagos yra gerųjų bakterijų maistas. O nuo gerųjų bakterijų priklauso faktiškai mūsų
ir sveikata, polinkis sirgti vienom arba kitom lygom, netgi intelekto koeficientas vaikam priklauso, mūsų nuotaika priklauso. Daug yra veiksnių, kurie lemia mūsų bendrą savijautą. Ir atrodytų toks elementarus dalykas, morką suvalgysim ar kokią ropę, kaliaropę. Paprasta, pas mus lietuviška produkcija auga, bet labai didelė nauda. Tarpukario Lietuvoje žmonės tą valgė ir valgė tikrai dideliais kiekiais ir už tai, gal buvo linksmesni ir laimingesni negu šiandien mes. O kokia lietuviška daržovė geriausia, naudingiausia? Tų lietuviškų yra daug, bet aš visą laiką akcentuoju ropę, kurią kaip ir nepelnytai mes primiršom. Ir pavyzdžiui, vaikai pasaka žino, kaip senelio darže ropė išaugo ir ten pelytę padėjo išrauti. Bet dažnai net akyse nematė ir net neragavę tos ropės. O kol Kolumbas į Europą nebuvo atvežęs bulvių, tai pagrindinė daržovė buvo ropė ir tie, kurių protėviai gyveno čia, kur Lietuvoje mes gyvenam, jie valgė ropės. Ir šiandieną netgi yra įrodyta, kad mitybinė informacija netgi genetiškai yra perduodama. Tai ropės geresnė negu bulvė? Ropė mum pagal mūsų, tą aplinką yra labai tinkama daržovė. Bet kodėl jos sumažėjo valgymas? Todėl, kad iš bulvių galima pagaminti žymiai daugiau skanesnių patiekalų. Bet reikėtų prisiminti ropę ir šiandieną, ko gero, vis tik tai ūkininkai augina, gal parduotuvėse ir netiek daug, bet ūkininkų turgeliuose ropių mes galim nusipirkti. O asortimentą patiekalų irgi galima pagaminti įvairų. O sakot, profesoriau, valgė daug daržovių. O kas yra daug daržovių valgyti? Tai aš kaip minėjau, minimumas yra vaisių ir daržovių 400 gramų, tai virš 200 gramų būtina suvalgyti. Optimalu, jeigu būtų daržovių virš 300 gramų kasdien. Bet vėlgi daržovių yra įvairių. Yra įvairių spalvų ir aišku, kiekviena spalva suteikia polifenoliai, antioksidantai, būtent kurie irgi mums reikalingi, bet labai svarbu, kad būtų žalios spalvos daržovės valgomos. Kai valgom, pavyzdžiui, pietus, bent 2 rūšių daržovių turėtų būti ir viena žalios spalvos. Nes žalios spalvos daržovėse yra labai daug mineralinės medžiagos magnio. Kaip mes žinom, visos ligos nuo nervų. Magnis saugo mūsų nervų sistemą nuo streso ir būsim ramesni, būsim sveikesni. Gerai. Supratau, įtikinot, daržovės yra labai svarbus elementas. O kas dar yra svarbu? Lietuvio mitybos racione galėtų būti labai svarbus elementas be daržovių. Labai svarbu yra saikingumas. Tai reiškia, kad porcijos turi būti adekvačios, nereikia persivalgyti. Tai čia yra labai svarbu. Ir kaip mes specialistai sakom, nėra sveikų ar nesveikų produktų, yra sveika arba nesveika mityba. Tai reiškia labai svarbu, kokie maisto produktai yra mūsų maisto racione. Ir jeigu tas pats nesveikiausias produktas bus suvartotas retkarčiais, nedideliu kiekiu, jis jokios reikšmingos įtakos sveikatai neturės. Ir kai kalbame mes apie mitybą, mes turime turėti mintyje tą kasdieninę įprastą mitybą, ką mes valgom dažniausiai. Per šventes, iš tikrųjų privalgom visko, bet tai to šventėsgi nėra dažnas. Aišku, jokių būdų negali būti kiekvieną dieną šventė, bet jeigu taip, sakysim, žinomos tos mūsų šventės, jos tikrai nėra jau toks dažnas dalykas, tai nieko baisaus. Kiekvieną dieną mes turime valgyti kiek galima įvairesnį maistą. Ir kai aš irgi pasižiūriu viešoje erdvėje, kalbama, reikia mažinti riebalų kiekį, reikia didinti tų stambiamolekulinių angliavandenių ir kažkaip apie baltymus nekalba. Aišku, tie, kurie sportuoja, sportininkai, jie baltymams skiria dėmesį, bet šiaip apie baltymus per mažai, o baltyminis visavertiškumas yra labai svarbu, nes baltymai yra organizmo statybinė, atstatomoji medžiaga ir baltymas baltymui nelygu, mums reikia visaverčių baltymų. Baltymo etalonas yra kiaušinio baltymas, ten yra visos amino rūgštys, kurių mums reikia. Tai už tai kiaušiniai, jie turėtų irgi būti mūsų maisto racione. Ir jeigu kažkada mes sakėm suaugusiam žmogui, 2 kiaušiniai per savaitę ir viskas. Šiandieną kiaušinis reabilituotas. Mes drąsiai galime valgyti kiekvieną dieną kiaušinius ir nieko baisaus neatsitiks, viskas bus puikiai, aišku, jeigu mūsų bendrai mityba yra sveikatai palanki. Tai kiek kiaušinių per dieną galima suvalgyti? Galima 2 suvalgyti kiaušinius drąsiai. Virtus? Galima ir keptus.
Yra skirtumas? Aišku, virtas kiaušinis tikrai yra sveikatai palankiau, nes mes tų riebalų negausim. Bet vėlgi, jeigu žmogaus mityba yra tikrai labai jau tokia, kaip sakant, apgalvota, jeigu žmogus tikrai riebiai nevalgo, tai ir ta kiaušinienė nieko baisaus. Už tai mes, kalbant apie atskirą patiekalą, atskirą produktą, turime turėti mintyje visą paros maisto racioną. Ir labai tada galime greitai pasižiūrėti, kiek kokių ten mes medžiagų gauname. Ir kad ir suvalgysim riebesnį kartais kažkokį patiekalą, jeigu visi kiti patiekalai labai liesi, tai nieko baisaus, nes mums ir riebalų reikia. Bet kiaušiniai būna įvairūs, būna ne tik vištų kiaušiniai. Ar turit nuomonę kokią nors, pavyzdžiui, apie ten putpelių kiaušinius ir kitus? Na, putpelių kiaušiniai, aišku, irgi yra geri. Šiaip vištų kiaušiniai, na, ko gero labiausiai paplitę pas mus ir juos valgom dažniausiai. Putpelių taip pat jie, nu, kaip sakant, viskas tvarkoj. Parduotuvėse nematom žąsų ir ančių kiaušinių, nors irgi žinom, kad deda tuos kiaušinius. Bet čia yra dėl to, kad formavimosi stadijoje žąsų ar ančių organizme jau būna salmonelėmis užkrėsti jie viduje. Ir už tai tokių kiaušinių parduotuvėse nepardavinėja, jos naudoja maisto gamybos įmonėje, kurioje užtikrintas temperatūrinis režimas. Na, o kalbant apie vištų kiaušinius, vėlgi reikia turėti mintyje, kad ant kiaušinio lukšto gali būti salmonelių. Už tai, na, jeigu yra kiaušinių duženos įskilę, jau čia yra rizika. Tai reiškia, jau tokie kiaušiniai, jie, na, kaip net pardavinėti yra draudžiami. Kiaušinis turi būti sveikas, o tada jau yra tikimybė, kad bus saugu. Aišku, jeigu kiaušinį mes, na, naudojame produkto patiekalo gamybai, prieš tai reikėtų irgi nuplauti, nes ant paviršiaus gali būti įvairių. Bet parsinešus iš parduotuvės jokių būdų neplauti, dėl to, kad pažeisime tą apsauginį sluoksnį. Kiaušinius reabilitavote. Taip. Bet kiaušinius deda paukščiai, o kokia jūsų nuomonė apie paukštieną? Paukštieną, kai mes kalbam apie paukštieną, mes turime turėti mintyje raumeninį audinį. Pavyzdžiui, vištos šlaunelė, vištos krūtinėlė, grinai raumeninis audinys, kad ir kaip gražiai atrodytų iškepta šlaunelė ar krūtinėlė, apskrudusi odelė, pasižiūrėjom, nu gal kai kas dar ir nufotografavo, nuėmėm tą odą, visus matomus riebalus ir išmetėm, kadangi ten yra labai didelė cholesterolio koncentracija. Mes valgome tik raumeninį audinį. O paukštienos raumeninis audinys, aišku, jis yra labai sveikatai palankus, tai yra liesa mėsa, baltymų šaltinis. Aišku, nereikėtų valgyti vien paukštieną. Yra įvairios ir kitos mėsos, nes, pavyzdžiui, vitamino B12 mes galim pakankamai gauti tik su jautienos mėsa. Todėl ir čia įvairovės principas galioja. Įvairių yra mėsos rūšių. Kas mėgsta kiaulieną, aišku, neturėtų būti kasdien. Retkarčiais tikrai galime, nes ten, aišku, jau bus riebi mėsa, vis tiek, bet kokiu atveju net ir raumeninį audinį, jeigu mes paimtume, vis tiek irgi ten yra įsiterpusių riebalų. Bet šiaip, jeigu bus ta įvairovė, na tai viskas gerai. Tai nenuteisite žmonių, kurie valgo raudoną mėsą? Tikrai ne, bet viskas turi būti saikingai. Ir kai mes kalbam apie raudoną mėsą, reikia skirti, na, tokias dvi grupės. Yra, sakysim, šviežios raudonos mėsos gaminiai ir perdirbtos raudonos mėsos gaminiai. Tai reiškia, va, ta perdirbta dešros, įvairūs, sakysim, ten skilandžiai, tai yra tokie gaminiai, kurių reikia vengti. Jeigu kalbam šiaip apie raudoną mėsą, tai irgi nėra rekomenduojama jos valgyti daug. Netgi pagal 2023 metų Šiaurės šalių rekomendacijas raudonos mėsos į dieną rekomenduojama suvalgyti nedaugiau 50 gramų. Nu tai yra tikrai labai mažai. Tai čia į dieną, bet jeigu mes kalbam apie įvairovę, nu gerai, vieną dieną suvalgys daugiau raudonos mėsos, kitą dieną vištienos suvalgys, kitą dieną gal žuvies suvalgys, nes žuvų baltymai taip pat yra labai biologiškai vertingi. Tai va ta įvairovė užtikrina, kad mes, na, kaip sakant, neprisirišime prie vieno kažkokio tai konkretaus patiekalo ir tada, nu, kaip gausime įvairių medžiagų. Šiaip tikrai nereikėtų per daug raudonos mėsos, nes tai yra įrodyta, kad per didelis ten yra tokia sialo rūgštis, kuri didina vėžio riziką, todėl, na, nereikėtų didelio kiekio tos mėsos vartoti. Bet nedidelis kiekis, tai tikrai jisai nepakenks. Paminėjote žuvį, o žuvis.
kokia ta žuvis yra gera. Lietuvoje yra ežeruose žuvų, bet, sakysim, daug sakoma apie tai, kad užteršta, kad tai nėra kokybiška. Vat ką Jūs galvojate apie žuvį? Daug diskusijų, visi sutarė tarsi, kad žuvis neblogas dalykas, bet ta žuvis visokia ir ne visa jinai ekologiška galbūt ir saugi. Taip, teisingai, kai mes ir kalbam, kad žuvis yra sveikatai palankus maistas, kad ten viskas gerai subalansuota, mes turime minty saugų maistą. Tai reiškia, kad jis būtų neužterštas. Kalbant apie užterštumą, tai visi maisto produktai, jie savo sudėtyje, turi vienokių arba kitokių medžiagų, nepageidaujamų ir tų teršalų yra sureglamentuota, yra nustatytos didžiausios leidžiamos koncentracijos įvairių teršalų. Žuvyse leidžiama daugiausiai, kadangi iš tikrųjų tai yra užterštas maisto produktas ir jeigu bus labai griežtos rekomendacijos, tai žuvies iš vis mes parduotuvės ir nematysim. Aišku, pati sveikiausia tai yra ta šviežia žuvis, kuri nebuvo užšaldyta, pagauta vatika ir jeigu švariuose vandens telkiniuose jinai gyveno, tai tokia yra gera, palanki. Ir šiaip žuvis mes galime skirstyti į tokias dvi didelės grupės. Riebios žuvis, ir tos liesos, kur balta žuvies mėsa. Tai ta, kur balta žuvies mėsa, tai mes vertinam kaip baltymų šaltinį, o ta, kuri yra jau riebi, tai jau kaip riebalų ir tų omega-3 riebalų rūgščių, tai vėlgi čia turėtų būti įvairovė. Irgi žuvies per daug irgi nereikia valgyti dėl to, kad tenai yra, kaip minėjau, tų įvairių teršalų, kurie nepageidaujami sveikatai, bet jeigu pažiūrėtume į Lietuvos gyventojų mitybą, žuvies tikrai suvartoja labai mažai. Ir tikrai neturi rizikos. Ką pasakytumėt žmogui, kuris valgo tik silkę ir lašišą? Tik dvi rūšis. Tai blogai, nes turi būti įvairovė, tai reiškia, čia jau tikrai blogas variantas, bet kažin ar tokių yra, kurie tik silkę ir lašišą. Taip, tokių neturėtų būti. Jeigu paliktumėm žuvis ramybėje ir nukeliautumėm į kitą maisto grupę, tai yra įvairias kruopas, tai kurių tų kruopų maistinė vertė didžiausia, ar jas įmanoma būtų išreitinguoti kaip nors? Galima išreitinguoti. Ko gero didžiausia būtų grikių kruopų. Grikių kruopų, kadangi ten yra vitaminų, ypač B grupės vitaminų, yra mineralinių medžiagų įvairių, yra tie stambiamolekuliniai angliavandeniai, kurių ir daugelį kruopų tikrai yra, bet daugiau tą biologinę vertę nulemia vitaminai ir mineralinės medžiagos. Tai grikių kruopos jos yra biologiškai vertingiausios. Avižiniai dribsniai taip pat. Ir aišku, dar reikia turėti minty, kad dalis gyventojų netoleruoja glitimo arba gluteno. Tai grikiai, avižos, ryžiai neturi to. Tie, kurie netoleruoja, gali pasirinkti. Manų košė, tai jau ją mes vis tik tai darželių maistas vertiname kaip tokią menką vertę. Kalorijų tikrai ten yra, energinės vertės gauna suvalgę manų košę, bet biologinė vertė, būtent ten vitaminų, mineralinių medžiagų praktiškai nėra. Tai už tai, kas jau labai mėgsta, tai tik tai raciono paįvairinimui, bet jau neturėtų būti kasdieninis mitybos produktas. Šiaip, kalbant apie kruopas ir apie košes, tai pusryčiam labai tinkamas maistas, kadangi mums po nakties miego reikia energijos, o tie patiekalai iš kruopų, jie vis tik tai lengvai virškinami, angliavandeniai greitai atsipalaiduoja, įsisavinami ir mes jų energiją galime naudoti smegenų ir raumenų darbui. Tai būtent pusryčiam yra stambiamolekuliniais angliavandeniais turtingas maistas, vakarienėje beje baltymai, tai tiktų, tai reiškia, grynų baltymų nevalgom, bet tai čia tiktų ir ta balta žuvies mėsa, įvairūs pieno produktai, varškė, kefyras, rūgpienis. Aišku, įvairovė gali būti irgi, tai nereiškia, kad tik prie tų prisirišam, gali būti ir įvairūs kitokie. Mes kalbam apie tuos, kurie dažniausiai turėtų. Pietus jau čia pagal pasirinkimą, kaip minėjom, ir daržovės turi būti, jau ten ir mėsa įvairi, žuvis, bet tai dabar, kalbant apie kruopas ir jų tų kruopų košę, sakysim, vienas tas kruopas, neskanu valgyti, kažkaip reikia pagardinti tą košę. Tai svarbu jos nesugadinti, nors toks posakis yra
sviesto košės nesugadinsi, bet galima ir sugadinti, jeigu bus per daug to sviesto. Todėl tie, kurie nori kažkokio riebalo į košę, tai visai tiktų užpilti kokį šaukštą, pavyzdžiui, alyvuogių aliejaus. Nes kodėl alyvuogių? Mes galim pasirengti mūsų sveikatos apsaugos ministerijos rekomendaciją, kuri ministerija patvirtino maisto pasirinkimo piramidės modelį, kur yra aiškiai parodytas alyvuogių aliejus. Nei vieno kito produkto su etikete nėra aliejus su etikete, kad visi matytų, kad tai alyvuogių aliejus. Iš tikrųjų, tai yra labai gerai. Šviežias, tai yra to šaltai spaustas alyvuogių aliejus, biologiškai vertingas, tikrai jisai yra tinkamas. Aišku, jeigu kas jau labai nori sviesto, trupučiuką, bet reikia žinoti, kad čia jau nereikėtų to daryti, bet kaip sakoma, vėlgi kaip rodo tyrimai, šiandieną pagrindinis kriterijus renkantis maistą yra skonis. Beje, COVID-19 pandemijos metu pagrindinis kriterijus buvo sveikatos gerinimas, sveikatos stiprinimas. Žmonės tada koncentravosi, kad mityba kiek galima stiprintų sveikatą. Prieš tai irgi buvo skonis. Dabar vėl, tai reiškia, vis tik pagrindinis kriterijus yra skonis, žmonės nori valgyti skaniai, tai už tai o riebalai kartais tą skonį ir pagerina, jeigu tų riebalų ten šiek tiek įdedama į patiekalą. Visi žinom, kad riebesnė ir varškė gal skanesnė ir pienas gal šiek tiek skanesnis. Bet šiaip, pavyzdžiui, turim košę, galime ją paskaninti, jeigu, pavyzdžiui, net yra avižinių dribsnių, kažkiek žiupsnelį razinų galima ten įmesti. Galima prie skoninių įvairių žolelių įbarstyti, kas nori pikantiškiau. Tai čia įvairovė, pasirinkimas. Bet visiškai nekalbėjom apie ryžius. Ir, pavyzdžiui, baltieji, rudieji ryžiai, net raudonieji yra ryžiai. Kokia jūsų nuomonė apie... Ryžiai irgi yra gerai, kadangi, kaip minėjau, jie irgi glitimo neturi. Tai, tarp kitko, ko gero pasaulyje labiausiai paplitusios kruopos, ryžių kruopos. Lyginant, aišku, su grikiais, tai grikiai biologiškai vertingesni negu ryžiai. Rudieji ryžiai šiek tiek biologiškai vertingesni negu baltieji ryžiai, bet tai čia toksai skirtumas nėra kažkoks labai esminis. Ir vėlgi, mes negalime valgyti, jeigu kas mėgsta kruopas, vienos rūšies, turi būti įvairovė. Tai tie ryžiai irgi yra labai gerai ir netgi, pavyzdžiui, kaip mes sakome, žuvis su ryžiais tinka. Dabar dar yra vienas niuansas, pavyzdžiui, valgant mėsos patiekalą, kaip yra mėsa, daržovės, ir bulvės. Yra tokių nuomonių, kad mėsa su bulvėm netinka. Tikrai tinka, tai čia yra, kaip sakant, teorija, kuri mokslu nepagrįsta. Bet, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie mėgsta mėsą valgyti garnyras kruopų košę. Daržovės kruopų košę. Tai čia nėra jau pats geriausias variantas, nes kruopose yra medžiagų, kurios mažina geležies įsisavinimą. Ir taip mes galim patirti nuostolį. Nes mes, kaip mėsa yra pagrindinis mums geležies šaltinis, aišku, iš daržovių mes irgi gaunam necheminės geležies, 3 kartus blogiau įsisavinama, bet šiek tiek įsisavinama. Tai tos kruopos gali sumažinti įsisavinimą apie 60%. Jūs paminėjote apie kviečius, kurie yra su glitimu susiję, bet jeigu kalbant apie tuos visus kviečių, miežių produktus ir taip toliau, ar tai yra blogis? Mesgi negalim gyventi be duonos, kaip po civilizacija, turbūt išgyvenam per daugelį tūkstantmečių kartu su tais kviečiais. Kokia jūsų nuomonė į šitos gaminius ir kur čia jų galėtų būti vieta? Šie gaminiai, tai jie bet kokiu atveju yra mūsų maisto racione daugelio ir mes juos valgom. Ir kol nebuvo kalbama apie netoleravimą, glitimo netoleravimą, kažkaip beveik visi toleravo. Dabar kažkaip atsirado labai daug netoleruojančių. Čia gal mados reikalas? Gal tai yra ir mados reikalas. Ir kartais tos mados daro žalą mūsų sveikatai. Pavyzdžiui, dabargi yra žmonių, kurie vengia gyvulinių maisto produktų, gyvulinių riebalų. Augalinio pasirinkimas yra ir vienas, pavyzdžiui, iš tokių yra kokoso riebalai arba kokoso aliejus. Kaip aš pasakiau, riebalai, nes jeigu temperatūra aplinkoje yra žemesnė negu plus 25 laipsniai, tai tie kokoso riebalai stingsta ir jie jau tokie gaunasi kietesni.
Na ir jie kaip rišamoji medžiaga, tokia kaip visai nieko, jau kambario temperatūroje, jeigu nelabai aukšta stinksta, tai žaliavalgiai, veganai, vegetarai ją naudoja kaip rišamąją medžiagą. Sumala grūdus, sėklas, džiovintus vaisius, datulės, figas ir dar prideda tų kokoso riebalų ir suformuoja kažkokius tai gaminius, kuriuos valgo, augalinis maistas, viskas atrodo gerai. Bet su kokoso riebalais į organizmą patenka labai daug sočiųjų riebalų rūgščių. Pagal sudėtį 92% sočiosios riebalų rūgštis kokoso riebaluose. Ir tas sočiasias riebalų rūgštis suvalgo, o jos didina cholesterolio koncentraciją. Ir žmogaus organizmui jokio skirtumo, ar tos sočiosios riebalų rūgštis patenka su, sakysim, kiaulienos riebalais ar su kokoso riebalais. Vis tiek tai yra sočioji riebalų rūgštis, kuri didina cholesterolio koncentraciją. Ir va toks žmogus, kuris vengia, sakysim, kiaulienos, lašinių, sviesto, bet kokių riebalų, valgo tik tai augalinį maistą ir va būtent tą kokoso aliejų, kartais pasitikrinęs kraują pamato, kad cholesterolio koncentracija labai aukšta ir stebisi iš kur. Tai va būtent iš tų kokoso riebalų. O beje, jų vartojimas tikrai išaugo, net ir pardavimai labai dideli. Kartais žmonės net nepagalvoja, kad augalinis maistas gali didinti cholesterolio koncentraciją. Šiandien iš tikrųjų jau daug kalbam apie mitybą ir apie aliejus. Ir visi jūsų pastebėjimuose girdžiu tą žodį aliejus ir gal žinodamas, kad jūs tikrai esate labai įsigilinęs į aliejus, Lietuvoje turbūt vienas labiausiai, tai visgi kokie tie aliejai yra sveikiausi vartojimai ir kada juos vartoti kur? Na, aliejų tikrai asortimentas dabar labai didelis. Apie alyvuogių aliejų mes pakalbėjom, kad jis tikrai yra labai geras. Vėlgi, kartais žmonės klausia, tai galima kepti ant alyvuogių aliejaus ar negalima? Tai galima kepti ir aišku reikėtų tik etiketėje pasiskaityti. Jeigu alyvuogių aliejus tinka kepimui, etiketėje tai bus ir nurodyta. Šiaip alyvuogių aliejus, ant jo galima kepti, nes ten didžiąją dalį sudaro mononesočiosios riebalų rūgštys, kurios yra gan stabilios, greitai nesioksiduoja ir nesusidaro peroksidai, kurie yra kancerogeninės medžiagos ir tinka. Bet pavyzdžiui yra aliejų, kurie irgi šaltuoju spaudimo būdu pagaminti, sakysim, moliūgų sėklų, sezamų sėklų, kanapių aliejai, įvairiausių dabar tų aliejų tikrai asortimentas. Bet jeigu pažiūrėtume į sudėtį, tai daugelį jų yra nemažas kiekis polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurios, pavyzdžiui, sėmenų aliejuje, kuris šaltuoju spaudimo būdu, irgi daug polinesočiųjų, kurios atrodo mums labai jau čia būtų tinkamas sveikatai, bet jos greitai oksiduojasi. Ir toks aliejus, jisai kepimui netinkamas, nes prisigamina peroksidai, kurie yra kancerogeninės medžiagos. O kaipgi tasai kokoso aliejus, ką su juo daryti, tai jisai puikiai tinka kepimui. Dabar yra keptuvės modernios, riebalų daug nereikia, patepti keptuvės dugną, kad blizgėtų, kaip sakoma, tik tai, kad neprikiptų kepsnys. Tai būtent tos sočiosios riebalų rūgštis, jos nesioksiduoja taip greitai. Ir patepus kokoso riebalais keptuvę mes galime kepti be jokios rizikos. Lygiai taip pat yra sviestas gy, dabar toksai lydytas sviestas. Irgi, jeigu juo tik tai keptuvės dugną patepsime, svieste gy taip pat yra faktiškai sočiųjų riebalų rūgščių koncentratas, tai kepsnys neprikips, peroksidai nesusidarys kepant ir tokie faktiškai kepimui du variantai galimi geriausi. Tai reiškia kokoso riebalai arba sviestas gy. Kiti riebalai iš vis reikia turėti mintyje, kad tų riebalų mes gauname su maistu, kartais net nepagalvodami, kad ten tų riebalų. Pavyzdžiui, kad ir pieną geriam, mes matom pieną, ne riebalą kažkokį. Aišku, kartais gali nusistoti ant viršaus tie riebalai. Bet šiaip tų riebalų mes gauname su įvairiu maistu, už tai jau tuos riebalus, kuriuos mes matome, reikėtų riboti. Ir pavyzdžiui, jeigu ant duonos tepam sviestą, tai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja užtepti plonai tiek, kad užsipildytų duonos skylutės, o perteklių peiliu nubraukti. Tai reiškia labai labai plonai. O ne taip, kad išėmėm iš šaldytuvo, nesitepa, papjausiam plokštelėm, sulipdėm ant duonos ir valgom. Tai jeigu vieną kartą, tai nieko, bet jeigu kasdien, nes yra žmonių, kurie pusryčiam valgo sumuštinius. Kiekvieną dieną. Irgi negerai, nereikėtų ir įvairovė turi būti.
Bet kalbant apie aliejų kepimui naudojamą, labai matau parduotuvėje dažnai žmonės perkančius rapsų, saulėgrąžų aliejų. Kokia jūsų nuomonė? Tai jau tie aliejai, kurie dažniausiai spaudžiami nešaltuoju spaudimo būdu, tai jie jau yra ir rafinuojami, dezodoruojami. Na, tokie aliejai kepimui tinka, taip. Bet vėlgi ilgiau kepant irgi vyksta oksidacija, todėl jeigu naudojame tokius aliejus, tai, tokia yra rekomendacija, vis tiek tų aliejų kažin kiek nepilame, lašelis aliejaus įpilta, blyną iškepėm, išėmėm, popierinę servetėlę reikia išsausinti tą likutį, vėl naują lašelį ir vėl galime naudoti. Rapsų aliejus, anksčiau apie jį buvo įvairių nuomonių, dabar gamintojai sugeba pagaminti rapsų aliejų taip, kad yra pašalintos sveikatai žalingos eruko ir miristo riebalų rūgštys. Anksčiau jos būdavo, tai čia jau buvo negerai. Dabar jau rapsų aliejus yra gaminamas be šitų riebalų rūgščių, tai jau faktiškai irgi galima sakyti, kad jis yra jau reabilituotas ir kepimui galim naudoti. Ačiū, tikrai labai išsamei padiskutavom apie aliejus. Norėčiau dar vieną maisto grupę paliesti, tai pieno produktus. Apskritai tai tų diskusijų labai daug apie pieno produktus. Sakoma dažnai, kad pienas reikalingas tik augančiam organizmui, paskui jo poreikis mažėja. Pagaliau vėlgi daugybės netoleravimo dalykų susijusių su pieno produktais. Bet jūsų kaip mitybos specialisto, koks jūsų tas matymas pieno produktų žmogaus kasdieninėme gyvenime Lietuvoje? Jie tikrai labai populiarūs, jeigu pasižiūrėtumėm, turbūt tai Lietuva yra tikrai pieno produktų kraštas ir naudojami nuo varškių iki sūrelių, jogurtų ir sūrių ir mes tikrai visko turime. Tai kaip čia orientuotis, kaip čia nenueiti į neteisingą kelią? Pienas ir pieno produktai tikrai yra biologiškai vertingi. Yra atlikti tyrimai, kad maždaug apie 30% Lietuvos gyventojų netoleruoja pieno, nes neturi fermento, kuris skaldo pieno angliavandenį. Tai reiškia, nėra fermento laktazės, kuris skaldo laktozę, tai jau 30% saldaus pieno negali gerti. Bet yra rauginto pieno produktai, kefyras, rūgpienis, jogurtas. Dalis žmonių gali tada tokius, nors netoleruoja laktozės, bet šiaip pieno produktai, jie yra tikrai biologiškai vertingi ir netgi pažiūrėjus tiek Pasaulio sveikatos organizacijos, tiek ir kitų šalių, tiek ir Lietuvos sveikatos ministerijos rekomendacijose, pienas ir pieno produktai yra lygiom teisėm su visais kitais produktais. Tikrai juos galime valgyti. Jeigu toleruojam, tik dar vienas yra niuansas, kad su amžiumi žmogaus fermentų aktyvumas mažėja ir jeigu vyresnis žmogus išgeria pieno, kartais irgi jaučiasi šiaip, kažkokį diskomfortą jaučia. Todėl rauginto pieno produktai, jie yra tikrai ir jaunam, ir vyresnio amžiaus žmogui tikrai labai tinkamas pasirinkimas ir tuo labiau, kad jie yra palankus ir gerųjų žarnyno bakterijų gyvybingumui palaikyti mūsų žarnyne. Tai rauginto pieno produktai, jie faktiškai turėtų būti kone kiekvieno žmogaus maisto racione. Įvairovė tikrai yra varškė, yra sūriai, įvairūs asortimentas tikrai yra didelis, pasirinkimas didelis. Tai tikrai yra labai gerai ir, kaip minėjau, vakarieniai, būtent rauginto pieno produktai yra puikus pasirinkimas. O profesoriau, kefyras, ar ne, kuris visą laiką buvo mūsų racione ir atsirado jogurtai. Tai kaip čia jūs sudėtumėte į tą lentyną, ką rinktis ir ką daugiau valgyti? Nes aš matau vaikus, jie nuo pat vaikystės valgo jogurtus, bet tie jogurtai dažnai saldinti ir čia yra iššūkis turbūt irgi. Taip, kefyras yra visiškai natūralus, toksai raugintas pieno produktas. Jogurtai, didžioji dalis tikrai savo sudėtyje turi įvairių dar papildomų medžiagų ir kartais tikrai mes matome ir sintetinių maisto priedų. Ten yra pridėta, ką etiketėje matom ir skaičiukus. Aišku, kefyras yra sveikatai palankesnis pasirinkimas, negu kad tie jogurtai su visais priedais. Jeigu natūralus jogurtas, taip jisai yra, galima sakyti, tikrai sveikatai palankus. Bet vėlgi, kaip minėjau,
Pagrindinis kriterijus renkantis maistą skonis, o vaikui tai bet kokiu atveju pagrindinis ir esminis kriterijus. Na ir viskas, ir aišku, vaikas valgys tą, kas jam skaniau. Kaip prie saldumo, taip prie sūrumo yra priprantama, todėl tikrai nereikėtų vaikų pratinti prie tokių produktų. Bet jeigu rinkiesi jogurtą, sakysim, tai tu turi pasirinkimą arba rinktis riebesnį skanų jogurtą, arba rinktis liesą, bet saldų jogurtą. Tai kaip reiktų pasirinkti jogurtą, kuris būtų ir skanus, ir nekenksmingas sveikatai? Nu tai va čia, aišku, vėlgi reikia žiūrėti bendrą maisto racioną savo, kiek ko dar suvalgysi, bet tie, kurie tikrai rūpinasi savo mitybą ir galvoja sąmoningai, ką valgo, nu tai turi rinktis tą natūralų jogurtą ir viskas. Gal norėčiau pakalbėti šiek tiek ir apie maisto pramonę, jeigu galima. Nes turbūt sutiksite, kad maisto pramonė daro įtaką mūsų įpročiams. Taip. Per ilgą laiką pasikeitė daug tų įpročių. Kaip jūs galvojate, ar ta visa reklama maisto produktų turėtų būti kaip nors reguliuojama ar ne? Kokia jūsų nuomonė? Ypač kalbant apie vaikus. Jiems tai daro tikrai didelį įtaką. Bet kokiu atveju, kokia bebūtų reklama, jin daro įtaką. Tikrai daro įtaką. Aš tai manyčiau, kad vis tik tai reikėtų galbūt daugiau ir šviesti visuomenę suprantamai, aiškiai, ką valgyti, kodėl valgyti, kas bus geriau, jeigu valgysi, o kas bus blogiau, jeigu nevalgysi. Tai reiškia, švietimas jisai turi būti vykdomas. Šiandieną vis tik aš pasigendu. Šiandieną apie maistą ir mitybą rašo ir kalba, kas netingi. Iš tikrųjų, mes galim viešoje erdvėje, internete, visur matyti įvairiausių nuomonių, įvairiausių variantų, bet vis tik tai kartais žmonės ir pasimeta toje gausoje informacijos ir tada, išgirdo, kad tas valgo taip ir jau lyg ir atrodo, ko gero, gal jeigu taip jau pasakė per televizorių, tai taip ir reikia. Ir, iš tikrųjų, tie eksperimentai kartais tikrai gero neduoda, o reikėtų žmonėms vis tik atsirinkti, kas kalba, ką atstovauja. Jeigu žmogus atstovauja save, tvarkoj, jisai taip valgo, jam taip tinka, tai nereiškia, kad kitam tinka. Bet jeigu žmogus atstovauja, sakysim, sveikatos kažkokią tai instituciją, ar gydytojas, ar vaistininkas, ar dietistas, jau jisai kalba turėdamas atsakomybę. Ne tai, kad apie save, bet už jo stovi institucija, jo profesija, tai jisai, jau bet kokiu atveju pateiks informaciją pagrįstą mokslu, kuri tinkama bus žymiai, kaip sakoma, didesniam gyventojų ratui. Kiekvieno žmogaus organizmas individualus ir nėra taip, kad tos net ir bendrosios rekomendacijos idealiai tinka kiekvienam. Ne, bet kai tu žinai kryptį, tai tada tu gali pagal savo organizmą kažkiek ir pasikoreguoti, bet svarbiausia žinios, teisingos žinios. Nes mūsų tyrimai irgi rodo, kad žmonės domisi mitybą ir įsivaizduoja, kad jie viską žino. Bet kai patikrinam, o kokios to žinios, pasirodo, jos yra neteisingos. Nors žmogus įsivaizduoja, kad jis valgo sveikai, nes jis taip nori sveikai valgyti. Tai va čia yra būtent tas gyventojų mitybos raštingumo didinimas ir problema šiai dienai vis tik tai. O ką patartumėt pirkėjui parduotuvėje, skaitančiam maisto produktų etiketės? Kokius pagrindinius patarimus duotumėt, kad jis teisingai pasirinktų? Pirma, tikrai skaityti etiketę, nes etiketėje yra gana daug informacijos, o dažnai žmonės neskaito etikečių. O galima pasikliauti tą informaciją, kuri yra? Ta, kuri yra privalomoji, kuri tikrai yra svarbi, ją galima pasikliauti. Bet etiketėje būna dar ir įvairios papildomos informacijos, kuri kartais didesnėm raidėm parašyta, ryškiau matoma. Tai kartais jinai tarsi atkreipia dėmesį. Svarbiausia, reikia skaityti sudedamųjų dalių sąrašą ir žinoti sudėtyje medžiagos, kurios yra surašytos, jos mažėjimo tvarka. Kas bus pirmas, ten bus daugiausiai to komponento ir po to mažės. Tai pavyzdžiui, gyventojas gali net ir eksperimentą tokį pasidaryti, sakysim, nuėjo į parduotuvę, dešrų skyrius. Aukščiausios rūšies, pirmos rūšies, antros. Ir pasižiūrėti etiketę. Kas yra pirmoji vietoje, kas antroji, kas trečioji vienos, sakysim, rūšies ir, sakysim, tos antros. Tai ir kartais tos antros rūšies dešroje,
tos mėsos nelabai ten ir ras. Taip kad čia svarbiausia būtent skaityti, kas yra produkto sudėtyje. Bet turbūt nustebinsim visus, lietuvis galėtų išgyventi be dešrų. Aišku, galėtų išgyventi ir tuo labiau, kad tai yra perdirbtas mėsos gaminys ir dažniausiai tai yra perdirbtas raudonos mėsos gaminys, kuris vis tik tai Pasaulio sveikatos organizacija jau atkreipė dėmesį, kad kelia storosios žarnos vėžio riziką. O tai irgi problema. Ir Lietuvoje tai irgi yra problema storosios žarnos vėžys. O profesoriau, ką Jūs galvojat apie konservuotą maistą? Na, ypač apie konservuotas daržovės, kur dar įprasta Lietuvoje turbūt jas žiemai ruošti, nes mes gyvename didįjį laiką turbūt šaltajam sezone. Ką Jūs pasakytumėt? Ar tai toleruotinas maistas ar ne? Vat kaip Jūs žiūrite tai? Pats geriausias konservavimo būdas yra šaldymas. Tai pavyzdžiui, kai mes kalbam apie uogas, tai šaldyti uogas tikrai yra tinkamas variantas, nes vitaminų praktiškai nesumažėja, ne uogienės virti, o šaldyti. Na, bet kokiu atveju pats sveikiausias yra šviežias maistas. Konservuotas, aišku, jisai yra, neturėtų būti kasdieninėje mityboje, aišku, tokio reikia. Pavyzdžiui, žmogus kažkur į žygį išvažiuoja, kažkokia būna situacija, kai būtent nėra galimybės tą dieną kitokio maisto suvalgyti, bet tai neturėtų tapti kasdieninės mitybos patiekalu. O kalbant šiek tiek apie ligas, gal šiek tiek paliečiant vieną aspektą, Lietuvoje žmonės tikrai turi aukštus cholesterolius. Ir išvengiamas mirtingumas nuo širdies kraujagyslių ligų yra pats didžiausias, turbūt visam regione. Ir kaip Jūs patartumėte tokiam žmogui, kuris sako, aš noriu pakeisti mitybą, kad tas cholesterolis mažėtų. Tai kokius jam pagrindinius patarimus duotumėt? Pagrindinis patarimas tai vengti gyvulinės kilmės riebalų, tai yra viena. Galbūt iš vis labai daug valgo, nes mityba turi būti adekvati. Tai reiškia, gal kaloringumas labai viršyje, tai sumažinti maisto raciono energinę vertę. Prieš miegą neprivalgyti, vis tik tai padidinti fizinį aktyvumą. Tai tokie, atrodo, viskas labai paprasta. O koks Jūsų patarimas mitybos paroje? Pusryčiai, pietus, vakarienė, kaip jie turėtų atrodyti? Kokių vengtina produktų pusryčiams, vakarieniai? Iš tikrųjų, mitybos režimas yra labai toks svarbus dalykas, dėja dalis žmonių nesilaiko jo, kartais gal ir norėtų laikytis, bet dėl, sakysim, atliekamo darbo, dėl užimtumo, taip būna visokių variantų. Pusryčiai tikrai yra rekomenduojami. Aišku, jeigu vakare žmogus prisivalgė, buvo koks nors renginys ar kokios vaišės privalgė, jau per jėgą tada jau nereikia trombuoti tų pusryčių. Bet jeigu laikomės rekomendacijų, pusryčiai yra tikrai rekomenduojami, tik aišku, pusryčiai turi būti patiekalas. Dalis žmonių pusryčiauja kavos puodeliu į tuščią skrandį, tai čia irgi yra labai blogai, kadangi prasideda ir virškinamųjų sulčių sekrecija, nėra ką virškiti, prasideda dirginimas gleivinės, tikrai neturėtų būti pusryčiai kavos puodelis. Turėtų būti normalūs pusryčiai ir, kaip minėjau, vienas iš tokių geriausių variantų tai yra rupių kruopų košės. Pietus irgi pagrindinis mūsų patiekalas, pagrindinis valgymas, tai kaip jau čia, kaip kas ką mėgsta, bet pietus irgi turėtų būti, vakarienė lengvesnė, ji turėtų būti valgoma tikrai ne prieš miegą, bent kad jau 2–2,5 valandos, kad tikrai praeitų. Bet yra problema užkandžiai. Vat būtent tarp tų pagrindinių valgymų žmonės mėgsta užkandžiauti ir kartais to net neįvertina. Vėlgi mūsų tyrimai rodo, kad kartais užkandžiai tai prilygsta, juos visus susumavus, 2 pietum. Ir taip atrodo, iš kur tas svoris auga, iš kur tos, sakysim, kalorijos gaunamos, būtent iš užkandžių. Ir kartais tikrai neįvertina, kad užkandžiai gali būti labai kaloringi. Pavyzdžiui, nusipirko 100 gramų riešutų maišelį. Prie kompiuterio savo ir suvalgė. 100 gramų riešutų tiekia maždaug, virš 600 kilokalorijų. Pavyzdžiui, moteriai nėštumo metu energijos poreikis padidėja 300 kilokalorijų. Tai to vieno maišelio riešutų užtektų patenkinti padidėjusi energijos poreikį 2 nėščiosiom ir dar liktų.
O atrodo, ką čia nieko, riešutukai tų riebalųgi nematom. Arba būna irgi užkandžiam, sakysim, kokį suvalgo pyragaitį, ledų porciją, ledai ledam nelygų, vieni riebus, kiti neriebus. Tai vat būtent labai svarbu sąmoningai rinktis užkandžius. Kartais irgi diskutuojame apie mitybą, vat pusryčiai, pietus, vakarienė, užkandžiai, bet reikia turėti minty, užkandžiai tai nėra privalomas valgymas. Jeigu mes normaliai valgom, mes pavalgom pusryčius, mes pavalgom pietus, pavalgom vakarienę ir mums to užtenka. O tarpe mums reikia atsigerti vandens. Kartais žmogui atrodo, kad jis nori kažką valgyti, o iš tikrųjų organizmas nori vandens. Ir va tyras, grynas, kokybiškas vanduo, tai va tikrai turėtų būti jo geriama žymiai daugiau negu dabar. Ir nereikės tada užkandžiauti. Ačiū labai tikrai už tas rekomendacijas. O dar vieną klausimą norėčiau paklausti, nes tikrai labai įdomiai pasakojate. O sezonas, vasara, žiema, skiriasi mityba teisinga karštuoju ir šaltuoju periodu? Kadangi mes visi gyvenam tokioje zonoje, kur sezoniškumas yra išreikštas, tai mityba skiriasi. Taip, karštą vasaros dieną tikrai nesinori labai jau sočiai valgyti, o žiemą, šaltą dieną norisi sočiau valgyti. Na, bet jeigu mes pasižiūrėtume į rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos poreikio normas, kurios, sakysim, mūsų sveikatos ministerijos patvirtintos, pasaulio sveikatos organizacijos yra kitų šalių, nėra jokio sezoniškumo. Organizmo poreikiai medžiagom nepriklauso nuo sezono. Mes turime gauti tiek, kiek reikia, bet aišku, sezonas daro įtaką, kadangi subjektyviai jaučiame mes šaltį ar karštį, bet vis tiek, kaip sakoma, tas sąmoningumas turi išlikti ir jeigu mes nenorim karštą dieną valgyti, tai visą laiką mes privalom tiesiog gerti kiek galima daugiau vandens, ką jau tikrai visi žino. O žiemą, kai šalta, natūraliai to vandens mažiau išgeriam, bet vėlgi tos 2 litrus vis tiek reikėtų išgerti. Ir užbaigiant laidą, norėčiau paklausti, ką jūs norėtumėt palinkėti apskritai mūsų žiūrovam ir klausytojam. Galbūt yra dalykų, kurių jūsų nepaklausė visi kalbintojai, žurnalistai, ką jūs tikrai norėtumėt pasakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad reikia sąmoningumo visur, o renkantis maistą, ko gero daugiausiai. Tai už tai reikia galvoti, ką mes valgom, kiek mes valgom, ir suprasti, kad saikingumas labai svarbu. Mes nesam konteineris, į kurį viską reikia sukrauti. Ne, reikia viską, taip sakant, sąmoningai, adekvačiai, protingai, tada bus gerai. Ačiū profesoriui, ačiū už tokį įdomų pasakojimą apie mitybą ir iki naujų susitikimų.